Kokias 3 klaidas dažniausiai daro moteris bandydamos atjauninti savo odą? Pirmiausia, kad jas apima panika ir jos tiesiog prisiperka bele kiek produktų su skirtingomis aktyviomis medžiagomis, net nežinodamos, ką čia reikia, ko reikia, ar tai padės, nepadės. Visada yra svarbu susidėlioti rutiną, kažkokį planą pasidaryti, kam tu tos produktus naudoji, kodėl tu tos produktus naudoji, ar tau tikrai jų reikia. Ir atsirinkti pagal savo amžiaus grupę, tikrai reikia vienos ar kitokios medžiagos. Tai ta pirmoji klaida, kad puola tiesiog tos produktus pirkti ir viską iš eilės naudoti, tepti sluoksnius. Kitas dalykas, kad praktiškai reta moteris, ir vis dar sakau reta, skaito kosmetikos etiketes, nes iš tikrųjų labai svarbi dalis yra produkto sudėtis. Tai yra svarbu naudoti ne tik aktyvias priemonės, bet svarbu naudoti odai draugiškas priemonės, kad sudėtyje būtų ne tik aktyvios medžiagos, bet jos būtų tuo pačiu ir draugiškos odai. Tai antroji klaida, kad per mažai skiriama dėmesio produkto sudėčiai. O trečias, tiesiog, kad norima čia ir dabar, kad viskas pasitaisytų greitai, norisi tų pokyčių greitų, bet greitai nieko nebus. Parinkus tinkamą rutiną, be abejo, galima pamatyti pagerėjimus per keletą savaičių per mėnesį, bet iš principo reikėtų atsižvelgti viską, reikėtų pasižiūrėti ir į mitybą, reikėtų pasižiūrėti ir koks yra miego, kokia yra miego kokybė ir iš vis gyvenimo būdas, stresas, įtakoja dalykai. Tai čia tikriausiai tokie gal pagrindinės tos klaidos.